Sveiki, su jumis ant Agile sofos ir čia aš, Gražvydas Šedys. Sveiki, Simas Targovickis. Sveiki, ir Andrius Degutis. Pradedame pirmąjį lietuvišką podcastų ciklą nagrinėjantį Agile metodiką, Agile temas. Ir tai yra mūsų pirmoji serija. Tad norime pristatyti save, susipažinti ir pakalbėti apie tai, kas tas Agile ir kodėl to iš viso reikia. Tai trumpai apie Agile sofą arba ant Agile sofos. Kodėl sugalvojom būtent šį pavadinimą? Pradėkime nuo to, kad šį podcastą norim daryti tarsi jaukų pokalbį ant sofos. Tai bandysim palaikyti viską tokiam formate, kuris, neitumėm į labai didelius oficialumus, bendrausim lengvai, tiek tarpusavį, tiek su savo būsimais pašnekovais. Ir, be abejo, žaidė galbūt šiek tiek ir toks linksmas dalykas. Visi mes tryse, kurie, kursime šitos podcastus, dirbame Agile coachais. O Agile Coach ir Couch turi savotišką garsų pavadinimo asimiliaciją, tai ir gimė mums toks pavadinimas. Kartu norim galbūt atsiprašyti tiek šiame įraše, tiek visose būsimosiuose įrašuose už tai, kad naudosime galbūt šiek tiek barbarizmų, slengų, ar ne, nes tam tikrai Agile terminai labai sunkiai išsiverčia į lietuvių kalbą, tai naudosim tarptautinius žodžius, nelietuviškus žodžius. Taip pat tai yra tikrai nauja mums veikla, nors visi Agile patirties turime sukaupę jau tikrai ne vienus ir ne 2 metus. Dirbame seniai su šia metodika, bet būtent podcastų įrašymas visiems mums kažkas naujo. Tai jeigu kažkur ir klysime, tai rašykite mums feedbacką, mes tikrai kaip Agile žmonės esam pratę tobulėti, klausytis, kur galime save tobulinti ir tikrai inkorporuosim tuos pokyčius būsimosiuose įrašuose. Dabar, kai jau žinom, kas čia per podcastai, galim pašnekėti ir kodėl darom šias sesijas. Mano asmeninė nuomonė ir mano pagrindinis tikslas tai vėlgi burti bendruomenę ir mokytis vieniems iš kitų, dalinti žiniomis, naujienomis, įžvalgomis, diskutuoti jomis. Tuo pačiu populiarinti Agile Lietuvoje ir plėsti pačias žinias. Ir ką Gražvydas paminėjo, kad mes planuojame daryti podcastus 3, tai galbūt tiesiog patikslinant, mėginsim visą laiką būti bent 2 ir darydami podcastus mėginsime traukti ir kitus pašnekovus, galbūt profesionalus iš kitų sričių, nebūtinai Agile coachus, bet specialistus tam tikrus, kurie galėtų papasakoti ir savo patirtį, kaip jie susidūrė su tam tikrais iššūkiais, tam tikromis temomis ar pagvildenti tam tikrus aspektus. Aš čia galbūt pasinaudosiu progą ir pakviesti, jeigu esate susidūrę su Agile ir dirbate Agile ir tikrai turite ką papasakoti arba šiuo metu labai norite panagrinėti kažkokią temą, rašykite mums į komentarus, kokiai platformai besiklausote šitą podcastą. Mes tikrai juos ruošiame skaityti ir mielai pakviesim bendram įrašui. Taip, tikrai taip, mes labai laukime klausytojų jūsų pasiūlymų dėl jums aktualių temų. Tai jeigu turite kažką tokio ant liežuvio galo, ką norite paklausti arba pagvildenti detaliau, tai būtinai rašykite į komentarus, susiekite su mumis ir mes pasitengsime padaryti viską, kad jūsų tema būtų įgarsinta ir išgirsta platesnėje auditorijoje. O gal net ir jūs patys išgirsti, nes kaip minėjau, mes tikrai kviesimės ir svečius. Taip. Bet kokiu atveju tiesiog dar norėjau paminėti, kad mes esame ant Agile sofos podcastų ciklas ir mus galite lengvai rasti arba susiekti paštu ant agileSofos@gmail.com. Jeigu turite kažkokių tais pagidavimų, pasiūlymų, arba bet kokiu atveju rašykite komentarą po paliktą nuorodą. Kągi, manau, kolegos, laikas pereiti šiek tiek rimtesniais dalykais pašnekėti. Ir pažadėjom pradžioje, kad norime trumpai paliesti apie tą Agile ir kokią naudą galbūt tas Agile gali duoti. Nes šie podcastai nėra skirti tik esamiems Agile profesionalams. Mes tikrai norim populiarinti patį Agile ir galbūt tie, kurie tik galvoja naudoti šią metodiką arba net nesvarstę, galbūt sudominsim šią metodiką. Tai tiesiog norime pabrėžti keletą punktų, kodėl mes patikėjom kažkada seniai šią metodiką, kodėl manom, kad kiti ją turėtų patikėti. Tai kolegos papildysite mane, bet aš vieną pagrindinių dalykų, kodėl šiais laikais organizacijos turėtų būti Agile, matau tokią naudą, kaip kad rizikų minimizavimas. Gyvenam beprotiškai greitai judančiame ir beprotiškai greitai besikeičiame pasaulyje, ar ne? Tai, ką klientai vertino vakar kaip kažką tai naujo, šiandieną jau tai yra nebeįdomu. Ir bet kokiam organizacijom, kurios kuria kažkokias paslaugas ar produktus, jam reikia gebėti greitai keistis. Ir jeigu mes dirbsime tradiciniu būdu, kurio buvome įpratę dirbti ir seniau, tai bet kokiu atveju gausis turbūt taip, kad sukursim kažką ir tik tais po ilgo kūrimo proceso pamatysim atidavę klientams, kad jiems šiuo metu reikia visai kas kito. Tai Agile padeda minimizuoti rizikas. Tai reiškia, kad minimizuoti tą riziką, jog rinkai patieksim kažką, kas jau yra nebeįdomu. Agile tiesiog skatina pateikti rinkai greičiau nedidelius mažus produktus, produktų inkrementus
juos įsivertinti ir, na, jeigu jie netinka, gebėti juos greitai išmesti šiukšlinę, jeigu jie tinka, juos toliau vystyti. Čia grįžtamasis ryšys, kai tu parodai kažką, gauni grįžtamą ryšį, pagal tai keiti savo produktą arba darbą. Aš taip pat norėčiau dar galbūt papildyti, kai Gražvydai tu minėjai tradicinis būdas arba tradicinis kažkoks tai būdas, kaip mes galim valdyti tiek ir rizikas, tiek ir dirbti, kurti produktus, paslaugas. Kas yra tas tradicinis, apie ką mes kalbam? Gal gali duoti kokių nors pavyzdžių? Na, aš kaip minėjau, turbūt, to termino tradicinis įsivaizduojam tai, kad mes kurdami naujus produktus arba juos tobulindami, bandom suplanuoti, kaip jie turi atrodyti, bandyti juos ilgai, kažkaip tai savo vizualizuoti, tada užsiimti visų kūrimų procesu ir tik tais galutinį variantą atiduoti klientui. Agile galbūt labiau propaguoja tokį būdą, kad atiduokim kažką labai nedidelio, ką jau galėsim duoti klientui ar kažkokiam tai naudotojui išbandyti ir gauti grįžtamą ryšį, apie kurį Andrius šnekėjo. Manęs iš karto kažkas nemėgs, bet paminėsiu tą anglišką waterfall stilius. Tai nevyniojanti vata. Tradicinį, man atrodo, daug kas iš mūsų įsivaizduoja kaip waterfall principą. Tikrai taip. Tai galbūt dar kodėl reikėtų būti agile ir kokią naudą agile teikia, tai galima paminėti tokius dalykus, kaip kad aš tą klausimą kartais išgirstu ir kaip coachas, iš tikrųjų iš savo komandų arba organizacijų, kurias ateinu ir padedu jas transformuoti. Tiesiog išgirstu tokį klausimą, kad o kas tau yra agile, ar ne? Tai galbūt ir pasakysiu, ką aš dažniausiai atsakau. Tai yra du dalykai. Tai yra greitai pateikti į rinką kokybišką produktą ir gauti grįžtamą ryšį, pateikti tai, ko reikia klientui. Ir kita dalis, kuri yra labai svarbi, tai visą tai daryti komandai liekant motyvuotai ir įgalintai ir norinčiai užsidegusiai kurti tą produktą. Mes galime be abejo prispausti savo darbuotojus ir sakyti, greičiau pateikite rinkai kažką tai, bet jie sudegs. Ar ne, jeigu procesas jų neįgalins būti efektyviais. Tai agile man yra būtent apie tai, kad tai padeda ir komandom likti motyvuotom ir įgalintom ir norinčiom pačiom kurti tos produktus ir paslaugas. Tai ką mes norime pasakyti, kad agile padeda užtikrinti ir motyvuotą komandą. Tai gali būti iš tikrųjų geras receptas ir ne tik pačiom komandom, organizacijom kaip dirbti, bet kaip ir pritraukti darbuotojus, norint turėti tą motyvuotą tikslo siekiančią komandą, o ne tiesiog robotus dirbančius už pinigus, kurie ar ne stengiasi įgyvendinti kažkokius tikslus. Iš tikrųjų, jokas jokais, bet aš netgi susiduriu su tuo, kad IT specialistai, inžinieriai, ar ne, taip, liaudyje vadinami developeriai, ar ne, šiuo metu tikrai vis dažniau susiduriam su tuo, kad atėję į darbo pokalbius klausia, jūs čia dirbat, kokiu būdu dirbat, nes jie žymiai labiau motyvuoti ateiti į komandas, kurios dirba agile. Naudodamas vieną ar kitą metodą, ar ne? Agile labai pradėkime nuo to, kad tai nėra tiesiog tik Scrumas arba Kanbanas, kas turbūt yra populiariausi pavadinimai, bet tiesiog, kad komandos yra gebančios pačios save valdyti ir pačios save motyvuoti. Tiesiog trumpai galbūt papildysiu, kad kai ir mes kalbėsim ir apie kitas temas, tai vis laik norim paminėti turbūt, kad nors dažniausiai Agile kalba apie IT pritaikomumą, ar ne, ir apie IT srities profesionalų įtraukimą į šį procesą, šį metodą, bet turbūt nereikėtų ties to ir apsibrėžti. Ir be abejo, ir kitos organizacijos teikiančias tam tikras paslaugas ar produktus gali taip pat mėginti taikyti ir puikiai pritaikyti, kaip mes tai matome į rinkoje. Net ir Lietuvos rinkoje yra keletas gerų pavyzdžių. Tikrai taip. Žinau netgi kai kurios didieji parduotuvių tinklai, kur atrodo visiškai tradicinis verslas, ar ne? Lygiai taip pat ir energijos tinklų tiekėjai bando gilintis ir sužinoti, kokios yra praktikos taikomos Agile ir kaip jie galėtų pritaikyti pas save savo organizacijose. Tai smagu žiūrėti, kad ne vien IT profesionalai bando pritaikyti Agile, bet ir kitos organizacijos teikiančios tam tikros paslaugas ar produktus kuriančios. Kodėl verta būti agile paminėjom, bet tada iškyla klausimas, nuo kogi pradėti implementuoti arba naudoti agile. Šis klausimas labai dažnai iškyla naujom įmonėm arba netgi žmonėm, kurie niekados nedirbo, bet norėtų kažką išbandyti. Aš rekomenduočiau pradėti nuo įsivertinimo, ką norima išspręsti. Tai yra išsigrynint skaudulį, kurį ir norėtumėte išspręsti implementuodami agile. Taip, tai iš tikrųjų teko susidurti keletą kartų su kompanijom, kurios mane kaip coacho klausė, ar galėtum padėti tiesiog tapti agile. Aš jų klausiu, o ką mes norim išspręsti, sako, tai norim įdiegti agile. Tarsi tai dabar yra madinga ir pats iš savęs tampa tikslas būti agile. Ir tai svarbu suprasti, kad būti agile nėra pats iš savęs tikslas. Tikslas yra turbūt išspręsti kažką tai, kas šiuo metu organizacijai galbūt skauda arba kur mes norim būti dar geresniais. Ir tam panaudoti agile. Tai labai pritariu Andriui, kad tikslai yra turbūt svarbiausias dalykas. Ir dar to pačiu noriu pridėti, kad yra galbūt ir tokių situacijų, kur Agile ir ne visą laiką
gerai veiks. Tai reikia būtinai turėti tuos tikslus, suprasti, ką mes norim išspręsti, kaip Andrius minėjo, ir tik tada mėginti kažką daryti. Taip, tuo pačiu, kad Agile yra labai prati savoka. Tai vis dėlto reikėtų pasirinkti ir kokį Agile metodą naudoti. Jų yra gausybė, pasirinkit ir pabandykit, ar jums veiks ar ne. Tuo pačiu, kad ir pati Agile metodika rekomenduoja pradėti dirbti, tada įsivertinti, ar vis dėlto jums tinka kažkas tai ir pagal vertinimus arba pagal grįžtamąjį ryšį kažką pakeisti. Vėlgi yra ir kitų pagalbų, tarkim, jūs galite tada užsiugdyti kompetencijas savo komandai arba savo įmoniai, bet galite pasiieškoti ir ekspertų ir paprašyti jų pagalbos. Ir Lietuvoje turim tikrai ne vieną tokį žmogų ar keletą net įmonių, kurios tuom užsiema, būtent ateina ir padeda konsultuoti tam, kad realiai galėtum įsivažiuoti ir nuo kažko startuoti. Tai daug lengvesnis startas, negu kad pačiam mėginti ieškoti, suprasti, ką mes norim pasidaryti. Implementavus Agile, nesitikėkit, kad viską iš karto jums išspręs. Viskas vyksta smulkiais žingsniais, per grįžtamąjį ryšį ir per pokyčius, kuriuo reikia ir reikės. Tas tikrai užtrunka. Agile nėra ta sidabrinė kulka, kurią iššovus viskas taiga pasikeičia, tai be abejo tam gali būti ir nemažų iššūkių. Ir kalbant apie iššūkius, vienas iš tokių dažnesnių iššūkių, su kuriais teko susidurti prisijungus prie organizacijų ar naujų komandų, tai klausimas, kurį gaunu, ar mums reikia stimuoti ar nereikia stimuoti. Tai yra begalės įvairių nuomonių, ar to reikia daryti, ar tą nereikia daryti, bet ką mes norime pasakyti, kad jeigu ir Agile nekalba konkrečiai apie estimavimą, bet tikrai Agile rekomenduoja turėti kažkokį projekto planą ir suprasti, kada mes norime startuoti dirbti su to projektu ar produktu ir kada mes planuojame jį pabaigti. Tai toks iššūkis galėtų būti sprendžiamas sudarant iš pradžių kažkokį projekto planą. Kitas iššūkis, su kuriuo tenka susidurti, tai netikros rolės arba dvigubos rolės. Dažnai susiduriam su to, kad komanda negali sau leisti turėti naujo žmogaus, kuris prisimtų tam tikrą rolę, todėl tą pačią kepurę produkto šeimininko, pavyzdžiui, gali gauti ir komanda egzistuojantis žmogus, inžinierius arba analitikas arba testuotojas. Arba ne tik, kad negali turėti, bet dažniausiai gal nesupranta arba neįvertina, kad ta rolė yra tikrai skirta vienam žmogui ir tas rolių pasidalinimas bus tik tais kaip papildomas trukdis. Aš galbūt dar bendriau įvardinčiau, kad dažnai Agile suprantamas kaip tik tais kažkokio darbo būdo pakeitimas, bet norint gauti didžiausią Agile naudą, kartais tenka daryti ir nemenkus organizacinius pokyčius, struktūrinius pokyčius. Tai jeigu mes norime į esamą organizaciją atnešti Agile, tai reikia būti pasiruošus, kad gali netgi tekti keisti tam tikrus rolės arba netgi žmonės dirbančius tam tikrom rolėm. Ir aš puikiai prisimenu, kai dirbau su Simu, jis labai mėgo šitą posakį, kad žuvis pūna nuo galvos. Tai labai panašus ir taikymas šiuo atveju galėtų būti. Nors nieko mes negazdinam. Pralinksmino Andrius, bet ką mes norim to pasakyti, kad rolės galbūt nėra pagrindinė problema, kurią šitoje vietoje matome, tai yra mąstysena ir kaip mes suprantame, kokį tikslą norime pasiekti. Dar keletas iššūkių, kuriais galbūt galime pasidalinti, tai yra per ankstyvi eksperimentai. Ir ką mes norime su to pasakyti, kad komandos dažnai bando neįsigilinę, koks yra tikslas tam tikro artefakto arba tam tikro susitikimo, bando per anksti daryti pokyčius. Viena iš Agile metodikų ir sako, kad mes iš tikrųjų turim laikytis taisyklių prieš bandant kažką keisti. Su to ir mums dažnai tenka susidurti, ko pasekoje komandos būna nusivylusios neveikiančių Agile, dėl to, kad per ankstyvi eksperimentai iš tikrųjų nukreipia į teisingą pusę ir komandos prarado pasitikėjimą tiek ir pačiu Agile, tiek ir tam tikrą metodiką, arba nebenori net kažką tais mėginti ištaisyti, nes tai jiems neveikia. Visiškai pritariu. Pradedant nuo to, kad jeigu jūs tai darote pirmą kartą, jeigu transformuojatės iš waterfallų dirbančios kompanijos arba bet kokio kito būdo, kurį iki šiol naudojot, į Agile, pradžioje pasakykit savo, kad dirbsit pagal knygą. Nors visi dabar labai dažnai nori kurti savo metodikas, turėti lankstumą ir panašiai, bet jeigu mes neturim įgūdžio ir supratimo, kaip turi viskas vykti, kaip minėjai, pradėti daryti eksperimentus ir kurti savo gali būti tiesiog per anksti. Tiesiog nepabijokit padirbti pagal vadovėlį, taip sakant. Bet net ir pradėjus daryti eksperimentus, jeigu eksperimentas nepavyko, gal jis neveikia tik dabar, pabandykite tą patį eksperimentą padaryti po kurio laiko. Nenuleiskite rankų ir viskas gali pavykti. Tiesiog nepamirškite, kad specialistai jums tikrai gali padėti suprasti ir situaciją, kurioje esate, ir kada verta daryti eksperimentus ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Prie to pačio dar pridėti norėčiau, kad specialistai būtent gali ir padėti išlipti iš savo šiltnamio. Tai dažnai būna šiltnamio efektas, kurį mes matome, prisijungę prie naujų komandų, matom, kad komanda
nežino, kas vyksta aplinkui, nesupranta, kaip kitos komandos operuoja agile metodais ir interpretuoja savas taisyklės. Tai nėra gerai, visą laiką yra gerai žiūrėti aplinkui, kas vyksta ne tik tai mūsų organizacijų, ne tik tai mūsų komandai, bet ir aplinkui visame pasaulyje, norint suprasti, kaip teisingai pasiekti tam tikrus tikslus, arba kaip tiesiog geriau, lengviau dirbti, turėti labiau motyvuotas komandas ir pritaikyti visą agile. Dar vieną iššūkį, kurį norėjau paminėti, gal jis nėra labai dažnas, bet tikrai yra iššūkis, kai agile reikia išplėsti, kai įmonė yra didesnė arba labai plečiasi ir vien tik Scrumas, Kanbanas nebeveikia, reikalauja tarp komandų didesnio įdirbio ir koordinacijos kažkokios turbūt, ar ne, suvaldyti priklausomybės vienai nuo kitos. Tikrai taip. Taigi, iššūkių tikrai netrūksta ir akivaizdu, kad agile nėra paprasta, nėra lengva, nėra tiesiog atėjau ir padariau, ar ne. Reikia tikrai būti tam nusiteikus, dėti daug pastangų, bet apart tų iššūkių yra ir daug naudų, kurias tikrai galėsit, kaip sakant, raškyti, jeigu tik tai sėkmingai agile naudosite. Taigi, būtent podcastus artimiausius galbūt mes ir skirsim panagrinėti tas didžiausius iššūkius, dažniausius iššūkius, pabandyti pasigilinti ir tas naudas. Taigi, šiandieną galbūt labiau viską bandėm aptarti tokiam aukštam lygyje, bet tikrai tos iššūkius pasigilinsim ir, kaip sakant, dvigubų paspaudimu bandysim patekti jau į detalės. Artimiausių mūsų podcastų temas, esam išsirinkę pakalbėti šiek tiek apie kaip agile veikia nuotolinėse komandose, turbūt labai aktualu nūdienai, karantino laikotarpiu. Taip pat šiek tiek apie dažniausius atsikalbinėjimus arba tos vadinamus Scrum Buds, bei kaip mes galime vertinti, kokioje stadijoje yra mūsų organizacija agile prasme, tai tos vadinamus sveikatos patikrinimus, health checkus savotiškus. Tai bandysime panagrinėti šias temas, bet kaip minėjome pradžioje, jeigu turite savo rūpimų temų, tai tikrai jas rašykit, susisiekit su mumis ir mes bandysim pasirinkti jas artimiausiuose savo įrašuose. Šiandien tiek, su jumis buvo pirmasis pasisėdėjimas ant agile sofos. Bent jau mums čia buvo linksma, tikimės jums irgi šis įrašas patiks ir klausysitės mūsų ir toliau. Iki kitų kartų. Iki. Visam.